Kągi, paskutinis pranešimas, bet turbūt vienas aktualesnių, tai girdėjom sistemą, viskas gražu, viskas gerėja, bet atliekos susidaro ir tos atliekos kainuoja. Esu Inga Muliuolė iš Eko konsultacijų ir turbūt gerą pusmetį dirbam su savivaldybė Palangos, skaičiuojant vietinę rinkliavą. Tai dabar priimtas sprendimas, nauji dydžiai, nauja tvarka įsigalios nuo Liepos 1. Ir pabandysiu trumpai pristatyti tiek, kas gyventam keičiasi, nes pirmiausiai tai ar turit nekilnojamo turto gyvenamosios paskirties, ar gyvenat Palangoje, jau laukia pokyčiai. Jeigu vykdot verslą, vėlgi keisis tam tikras apmokestinimo parametrai. Tai dabar girdėjom labai gražų Klaipėdos RACO pranešimą. Ir prieš 2 metus Lietuva pradėjo reguliuoti, tai yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, pradėjo visų RACų reguliuoti sąnaudas ir, kaip pasakyti, tuos vartų mokesčius, tai yra kiek jie nori pinigų, kiek pas juos kainuoja sutvarkyti surinktas komunalinės atliekas. Ir atsirado pirmasis tvirtinimas 5 regioninių kainų dar 24 metų rudenį. Klaipėda papuolė į tą antrą etapą, 25 metų rugsėjį buvo patvirtintos regioninės kainos. Kitaip sakant, RACai susiskaičiuoja, o vertas patvirtina, perskaičiuoja, patikrina ir patvirtina, kokie tie mokesčiai, kiek savivaldybės turi mokėti už komunalinių atliekų sutvarkymą. Tai galim pasidžiaugti, kad Klaipėdos regionas šiai dienai tikrai turi mažiausias regioninės kainas. Tai vėlgi tai yra dėka matyti ir pačio RACO, kaip jie sugeba susidėlioti visą savo tvarkymą ir kaštus. Bet įsijungus verto reguliavimui atsirado reikalavimai savivaldybėm persižiūrėti tiek pačius nuostatus, nes buvo padaryti tam tikri vyriausybės nutarimo pakeitimai, tiek persiskaičiuoti dydžius. Tai ką pavyko suskaičiuoti ir kokia yra situacija Palangos miesto savivaldybei. Sakyčiau, kad šitoj savivaldybei visi atliekų turėtojai tikrai labai gerai gyveno pastaruosius 10 metų. Tai yra, kaina nedidėjo berods nuo 17 metų, tačiau to nejautė gyventojai, to nejautė verslas, bet tą jautė savivaldybė. Nes kasmet vis ta dotacija už komunalinių atliekų sutvarkymą savivaldybei augo ir susiprognozavom šių metų sąnaudas ir ką pamatėm, kad vietinės rinkliavos pagal senus dydžius priskaitoma kiek daugiau negu 1 milijonas, o šiais metais sutvarkyti savivaldybei komunalinės atliekas kainuos 2 milijonai. Reiškia, situacija jau tokia buvo kritinė ir tuos dydžius reikėjo peržiūrėti. Aišku, dar vis rinkliavos administravimo sąnaudos yra dengiamos iš biudžeto. Tai reiškia, reikia surinkti 1,8 milijono, kad būtų padengtos maždaug 13 000 tonų komunalinių atliekų sutvarkymas. Tiek susidaro rinkliavinių atliekų, čia nėra pakuočių, kaip matot, tai yra gamintojų importuotojų atliekų tvarkymo atsakomybė. Ir pasižiūrėjom, kad savivaldybei, kaip parodėm vadovybei, kad reikėtų virš 700 000 per metus dotuoti vietinės rinkliavos, buvo priimtas toks gal ir, kaip sakyti, nepopuliarus, bet būtinas sprendimas, kad tuos dydžius reikia didinti ir vis dėlto tie, kas atliekas generuoja ir turėtų susimokėti už jų sutvarkymą. Tai tas sąnaudų atliekos brangsta kasmet. Tai ir surinkimo kaina didėja, čia dabar nežinau dar ar komunalininkai, kaip čia tas visos kuro kainos šiais metais, iš vis gyvenam tokiam neapibrėžtumo laikotarpį. Bet prognozinės buvo ir rinkliavos dydžiai yra suskaičiuoti taip, kad savivaldybė gebėtų susirinkti tą 1,8 milijono už komunalinių atliekų sutvarkymą. Kokie pokyčiai laukia gyventojų? Čia jau ne vienas pranešėjas prieš mane pristatinėjo ir užduotis, ir žiedinę ekonomiką, ir turim vis daugiau perdirbti tų atliekų. Tai kaip paskatinti tuos gyventojus, nes visuose seminaruose kalba, čia geriausias pavyzdys, Lietuvoje atvažiuoja užsienis, mokosi užstato sistema. Žmonės kaip susimoka savo už tarą, ten tą užstatą, tai mielai atneša į taromatą, kad tuos pinigėlius susigrąžinti. Taigi buvo sugalvota tokia sistema, tikėkime, jinai pasiteisins.
kad gyventojai, tie, kurie įdeda daugiau įdirbio, įdirbis tai pirmą rūšiuoja, turi pilną rūšiavimo komplektą, nes jau nebeužtenka teisingai rūšiuoti pakuotės, turėti pakuočių konteinerį, stiklo konteinerį, reikia turėti ir maisto atliekoms rūšiuoti skirtą konteinerį. Tai vat, jeigu gyventojas gyvendamas individualioj valdoj rūšiuoja atliekas, jisai mokės mažiau. Jeigu kitas entuziastas dar papildomai ir kompostuoja, turi kompostinę, apie tai informuoja savivaldybę, tai jisai dar mažiau mokės. Ir lieka ta tokia trečia grupė gyventojų, kurie ar tingi, ar nenori, ar tiesiog neskiria tam laiko, tai jie už tai turės susimokėti. Reiškia 3 dydžiai. Dabar kaip tie dydžiai atrodo? Šiai dienai tikrai, kaip sakiau, Palanga buvo mažai mokanti rinkliavos, atliekų turėtojai mažai mokėjo rinkliavos, tai yra, jeigu mes kalbame apie Palangos miestą, tai individualus namas iki Liepos 1 pagal tuos jau esamus dar dabar galiojančius dydžius per metus mokėjo 54 eurus. Vietinė rinkliava už tai, kad jam beveik 50 kartų per metus išveža komunalinės atliekas iš jo valdos. Tai dabar tie, kas rūšiuoja ir kompostuoja, rinkliava didėja iki 67,20 eurų per metus. Tie, kas nekompostuoja, bet tvarkingai rūšiuoja, turi visus 3 konteinerius, tiem rinkliava didėja iki 73,20 eurų, o tie, kas nepilnai rūšiuoja, nes nuo seno buvo, kad pradžiai buvo individualiom valdom dalinti tik tai vienas individualus konteineris visom pakuotėm, po to atsirado stiklo pakuočių konteineriai. Tai va tie, kas turi nepilną rūšiavimo komplektą arba nepasiėmė maisto rūšiavimo konteinerio, tai arba iš vis neturi rūšiavimo konteinerio, tai jiem rinkliava brangsta tai 67% iki 91,20 € per metus. Bet žiūrint tiek Klaipėdos regiono kontekste, jūs pagaliau priartėja daugiau mažiau prie regioninių kainų, žiūrint Lietuvos kontekste, tai vis dėlto dar išlieka vieni mažiausių vietinės rinkliavos dydžių. Nes, kaip minėjau, regioninė kaina kol kas turit mažiausią Lietuvoje. Būtam apmokestinimo sistema nesikeičia, tiesiog išaugo mokestis atitinkama proporcija per metus. Dabar čia įdėjau palyginimą su 3 savivaldybėm, koks yra tas skirtumas rūšiuoja, nerūšiuoja, kaip savivaldybė supranta tuos rūšiuojančius gyventojus. Tai jeigu mes palygintume Palangos miestą, Klaipėdos miestą ir Klaipėdos rajoną, artimiausias savivaldybės, tai Palangoje gaunasi vis tiek truputėlį mažiau mokėti negu Klaipėdos mieste. Ir rūšiuojantiem ir nerūšiuojantiem. Ir dar Palanga dėl savo kurortinės savivaldybės ypatumo, kaip aš sakau, turi šveicarišką paslaugą. Nėra Lietuvoje savivaldybių, kad pas jūs 50 kartų per metus vežtų mišrias komunalinės atliekas. Vasara ypač yra sutankintas dėl poilsiautojų patogumo mišrių komunalinių atliekų išvežimas, o Klaipėdos miesto savivaldybė ten maksimali paslauga 26 kartai per metus, o skaitos jau tas rūšiuojantis, tai rūšiuojantis sąmoningas, kuris naudojasi maisto konteinerių, pakuočių konteineriais ir mišrias atliekas, mišrių atliekų konteinerį išstumia tik 13 kartų per metus. Tai tada Klaipėdos mieste tu moki mažiau, bet vis tiek šiek tiek daugiau negu Palangoj. Klaipėdos rajonas nuėjo ten istoriškai truputėlį kitokia kainodara. Visi individualūs namai skaito, kad jie turi rūšiuoti, privalo rūšiuoti, skatinimo nėra. Per metus moka 78 eurus, o tos valdos, kurios pagal pageidavimą nori žaliųjų atliekų konteinerio, plus 20 eurų per metus yra didesnis mokestis. Tai matom, netgi atrodo ir drastiškai pakėlus rinkliavą, tie mokesčiai, kaip aš sakau, išlieka dydžiai konkurencingi šitam regione. Ir pagaliau, kokie pokyčiai laukia negyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektų, ar tai dažniausiai iš tų objektus valdo arba jais naudojasi verslas, tai pagrindinė žinia yra tokia. Iki šiol buvo mokestis vietinė rinkliava skaičiuojama nuo ploto. Čia žinoma, įdavo straipsniai, ne kvadratai, šiukšlina ir panašiai. Ir pagaliau atėjo tas teisingumo momentas, kai negyvenamoji paskirtis vietinė rinkliava galės mokėti pagal tai, kiek išmeta mišrių komunalinių atliekų. Tas bus apskaitoma pagal koks skaičius, kokio dydžio
ir kaip dažnai yra išvežamos mišrios komunalinės atliekos. Reiškia, sakykime, yra viešbutis, jisai turi savo individualius konteinerius, dabar, aišku, iššūkis ir daug paruošiamųjų darbų yra ir pačiai savivaldybei, ir rinkliavų administravimui, ir komunaliniam ūkiui. Tie konteineriai yra identifikuojami, ženklinami atitinkamai ir sistemai mokestiniai pririšami prie konkretaus atliekų turėtojo. Pavyzdžiui, viešbutis X turi ten vieną konteinerį, tai viskas atsiras rinkliavos apskaitos sistemai tie duomenys ir tada jau rinkliava bus atsiejama nuo nekilnojamo turto parametrų. Reiškia, kiek šiukšlinat, kiek išmetat, už tiek teks ir susimokėti. Dar truputėlį keičiasi, vėlgi Palangos yra ypatumas, tikrai yra daug poilsio paskirties arba viešbučių paskirties sąlyginai nedidelės kvadratūros objektų. Ten ar 10, ar 20, ar 30, ar 40 kvadratų, visi suprantam, tai yra daugiau dėl statybų niuansų, dėl žemės paskirčių ir panašiai, o ne todėl, kad ten tas įprastinis veikia viešbutis. Tai parodysiu, kokie pakeitimai jie prilyginami prie būtų apmokestinimo. Ir dar tokia naujovė yra, kad iki šiol buvo apmokestinama vietinė rinkliava tas nekilnojamas turtas, kuris buvo registruojamas nekilnojamo turto registre. Ir tokios laikinos prekybos vietos, nors veikla vykdoma lygiai tokia pati, ar paslaugų teikimo vietos, tai yra visokie kioskai, paviljonai, vagonėliai ir panašiai, kurie neregistruotini nekilnojamo turto registre, jie vietinės rinkliavos nemokėjo, tai dabar solidariai turės prisidėti irgi prie sistemos išlaikymo. Taigi, prie tų negyvenamosios paskirties objektų, kurie turės identifikuotus individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius, matom, kiek kainuoja vieno konteinerio ištuštinimas. Va čia lenteliai, nežinau, gal ten gale sėdint nesimato, to jau didelio, sakykime, įprastinio antžeminio 1,1 kubinio metro konteinerio ištuštinimas 17,10 €. Čia yra pastovi kintama dalis. Tai jeigu mažiausias konteineris juridiniam asmenim arba negyvenamosios paskirties objektam yra 240 litrų, tai tokio konteinerio ištuštinimas kainuoja 3,60 €. Pasižiūrėjau, labai panašios kainos su Klaipėdos miestu, šiek tiek truputėlį yra Klaipėdos mieste pigesnis įkainis, bet pavyzdžiui, lyginant su Kaunu, tai Kaune juridiniam asmenim vieno kubo kaina yra 33 € plus PVM. Tai su PVM apie 40 €. Taip kad Palangoj tos kainos nėra tokios didelės, kas džiugina, lyginant su kitom savivaldybėm. Tai dabar, ką reikia verslui, jeigu nori mokėti teisingesnį mokestį, arba kitaip sakant, mažesnį vietinės rinkliavos mokestį, tai reikia susižiūrėti bendrai su komunalinių ūkių konteinerius, ar tikrai jums tiek reikia, gal yra dar kažkokių resursų daugiau rūšiuoti, girdėjom ir apie pakuotes, girdėjom apie maisto atliekas, nes čia vietinė rinkliava kol kas yra apmokestinami tik mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Ne maisto, ne pakuočių, ne kiti, ne žaliųjų atliekų. Kol kas mokestis yra renkamas per mišrias atliekas. Reiškia, jeigu jūs mažiau sugeneruosit, jums reikės mažiau konteinerių mišriom nerūšiuotom atliekom, jums vietinės rinkliavos dydis bus mažesnis. Kol kas yra fiksuotas išvežimo dažnis. Kol kas. Kaip ateityje tas dažnis, čia savivaldybė žiūrės, sakau, čia visiems yra nauja sistema, dar ir namų darbų reikia padaryti ir adaptacijas ir bus žiūrima, kaip jinai pasiteisins, gal kažkokios spragos jas reikės tobulinti. Dėl mano minėtų viešbučių ir poilsio paskirties objektai. Tai šiai dienai, jeigu tokios paskirties buvo, sakykime, 30 kvadratų butelis, patalpos, tai jie mokėjo ar moka 13,80 € per metus. Kai tuo tarpu tokio dydžio gyvenamosios paskirties būstas turėjo mokėti 23. Tai buvo priimta, kad šitie mažieji viešbučių ir poilsio paskirties objektai, vis tiek juose vyksta analogiška veikla kaip gyvenamosios paskirties ir poilsiautojų daug per juos praeina.
buvo nuspręsta, kad suvienodinti mokestį ar butas iki 40 kvadratų, ar viešbučio ar poilsio paskirties moka tą patį dydį, sekanti gradacija nuo 40 iki 80 kvadratų, nes taip yra butai apmokestinami. Ir dar viena kategorija nuo 80 iki 120 kvadratinių metrų, tai jų vietinės rinkliavos dydis yra prilyginamos kaip Palangos mieste individualaus namo. O jau nuo daugiau negu 120 kvadratų, tai jau, kaip pasakyti, didesnio ploto, jie apmokestinami pagal plotą, jeigu neturi individualaus identifikuoto konteinerio. Jeigu turi priskirtą konteinerį, moka, kaip mano anksčiau pristatytai skaidriai, už tai, kiek naudoja tų konteinerių, kiek atliekų paleidžia į sistemą. Paskutinė skaidrė – laikinos prekybos ir paslaugų teikimo vietos, tai ir iki šiol buvo apmokestinamos terasos prie kavinių, kuriom yra reikalinga gauti leidimą. Tai čia niekas nesikeičia, tik tai jeigu tos terasos vėlgi neturi konteinerio, aš jau čia kaip tas sugedus radija, tai mokės pagal plotą, kas ir buvo tik didesnį įkainį, jeigu turi individualų konteinerį, mokės pagal konteinerį. Ir naujovė, kuri atsiras, nes nuostatai įsigalioja nuo Liepos 1, dabar leidimus turbūt laikinom prekybos ir paslaugų teikimo vietom išsiminėja dabar, tai ir šitą rinkliavą reikia susimokėti iki leidimo gavimo išsėmimo. Tai ateityje, kai įsigalios nuostatai, tiesiog tos laikinos prekybos vietos, kurios maisto produktais prekiauja, jiem mokestis už 1 mėnesį 5 eurai, kur ne maisto produktais arba paslaugų teikimo laikinos vietos 3 eurai. Čia yra mėnesio dydžio kaina. Jeigu leidimai metam, tai atitinkamai padauginti iš 12. Tai tiek trumpai tų naujovių, lauksiu jūsų klausimų.